2022 m. vasario 24 d. Rusija pradėjo tai, ką prezidentas Vladimiras Putinas pavadino specialiąją karinę operaciją. Tikslas buvo paprastas – greitai užimti Kyjivą ir priversti Ukrainą pasiduoti per kelias dienas. Tačiau taip neįvyko. Štai kaip prasidėjo invazija valanda po valandos ir kaip Putino bei Rusijos armijos planas beveik iš karto žlugo. Pirma diena 02:00 val. Kyjivo vietos laiku. Amerikos CŽV stotys, paslėptos požeminiuose slėptuvėse netoli Baltarusijos ir Rusijos sienos ir veikiančios kartu su Ukrainos žvalgyba, pradeda pastebėti staigų Rusijos radijo ir mobiliųjų tinklų aktyvumo padidėjimą. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Antonis Blinkenas viešai paskelbė stulbinamą pranešimą – Rusija įsiverš į Ukrainą. Tai jau nebe klausimas ar, o kada. Ukrainoje teritorinės gynybos daliniai jau buvo mobilizuoti, nors daugelis kritikuoja vėlavimą juos aktyvuoti ankstesnę savaitę – 03:00 valandų. Jungtinės valstijos perspėja jau donte, kad Rusijos invazija į Ukrainą netrukus prasidės. Kyjive Rusijos specialiosios pajėgos buvo aptiktos ir užpultos Kyjivo civilių, policijos bei kariškių. Rusijos specialiosios pajėgos patyrė didelių nuostolių ir daugiausia buvo priverstos atsisakyti savo tikslų. 0400. Pranešama apie sprogimus prie sienos su Baltarusija ir Ukrainos rytuose. ŽVF palydovinė ir agentūrinė žvalgyba patvirtina pasiruošimus masiniai oro atakai iš Baltarusijos ir Rusijos aerodromų. Yra požymių, kad rusai bandys užimti pagrindinius oro uostus prie Kyjivo sraigtasparnių desanto pajėgomis. Ir tada pradės greitai gabenti pastiprinimą įprastu oro transportu 05:00. Šiaurės vakarų Juodojoje jūroje Rusija paskelbė visišką jūrų eismo draudimą. Rusijos federalinė jūrų ir vidaus vandenų transporto agentūra paskelbė viso jūrų eismo Azovo jūroje sustabdymą dėl Juodosios jūros laivyno vykdomų antiteroristinių operacijų. Vladimiras Putinas tada pasirodo nacionalinėje televizijoje ir paskelbė apie karinės operacijos pradžią Ukrainoje. Aš nusprendžiau pradėti specialią karinę operaciją. Kai Vladimiras Putinas kreipėsi į Rusijos žmones, reguliariosios Rusijos pajėgos pradeda judėti per Baltarusijos-Ukrainos ir Rusijos-Ukrainos sieną. Ukrainos pajėgos daugumos šių įsiveržimo nestabdo, o vietoj to pasinaudoja vietovę ir rengia pasalas lėtai judančioms kolonoms. Ši strategija atrodo veikia, nes kažkur šiaurės Ukrainoje teritorinės gynybos karys nutaiko savo ginklą į įsibrovusį Rusijos sraigtasparnį. Amerikiečių gamybos Stinger naudoja akumuliatoriaus aušinimo bloką ir suslėgtas argono dujas, kad ieškiklis būtų atvėsintas iki itin žemos temperatūros. Dėl to sraigtasparnio infraraudonųjų spindulių pėdsakas vėsiame danguje išryškėja tarsi deganti saulė. Raketa tada naudoja infraraudonųjų ir ultravioletinių spindulių jutiklius, kad užfiksuotų taikinį. Rusijos sraigtasparnis Ka-52 automatiškai paleidžia šilumines gaudykles, kai aptinka, kad į jį nusitaikyta. Tačiau raketos ieškiklis neapsigauna ir smogia į viršutinį rotoriaus mazgą, todėl sraigtasparnis spirale krenta žemyn. Tuo tarpu Rusijos elektroninio karo priemonės pradeda plataus masto kampaniją prieš Ukrainos pajėgumus. Oro gynybos radarai yra smarkiai sutrikdyti, kaip ir radio ryšys. Kalibr tipo sparnuotosios raketos smogia oro gynybos pozicijoms, kurios buvo apleistos vos prieš 24 valandas, nes Ukrainos gynėjai nuolat keičia savo pozicijas, kad išvengtų tapti taikiniais. Dienomis iki karo pradžios Rusijos elektroninio karo kampanija yra itin efektyvi. Ji paralyžiuoja Ukrainos gebėjimą efektyviai koordinuoti savo atsaką. Prasideda raketų ir oro smūgiai prieš mobiliųjų tinklų bokštus ir tęsis artimiausias 48 valandas. Tačiau ši sėkmė rusams greitai taps smūgiu savo patiems. Rusijos žvalgybos agentai, kurie įsiskverbė į Ukrainos kaimo vietovės dienomis ar net savaitėmis prieš invaziją, supranta, kad negali susisiekti su aukštesne vadovybe. Jie bendravimui naudojo Ukrainos mobiliuosius tinklus, tačiau Rusijos kariuomenė juos sistemingai naikina. Šis koordinacijos ir planavimo trūkumas tarp įvairių Rusijos kariuomenės ir žvalgybos padalinių lems nesugebėjimą pasinaudoti svarbiais pranašumais artimiausiomis dienomis ir aktyvų iki karinės Rusijos taktinių tikslų sabotavimą. Būtent tuo metu Rusijos raketos pradeda smogti Kyjivui, Charkivui ir gynybos objektams visoje Odesoje. 05:20. Rusijos oro ir raketų smūgiai pataiko į aerodromus aplink Charkivą ir karinius taikinius Kramatorske bei Slovjanske. 5:30. Visos šalies mastu įsigalioja karo padėtis pagal prezidento Zelenskio dekretą.
0-600 Rusijos kalibr raketos taikosi į Hostomelio oro uostą ir netoliese esančią nacionalinės gvardijos bazę, tačiau smūgiai daugiausia neveiksmingi. 6:16. Sprogimai sudrebina Borispolio oro uostą, taikantis į karinę infrastruktūrą, orlaivius, slėptuves ir civilinius krovininius lėktuvus. Patvirtinus į Ukrainą įsiveržiančius Rusijos oro desanto dalinius, Ukrainos gynėjai yra nukreipiami ginti oro uostus, tačiau reakcija lėta dėl bendro chaoso ir Rusijos elektroninių trukdžių ryšių tinklams. 6:34. Ukrainos užsienio reikalų ministras viešai patvirtina, kad Rusijos pajėgos įsiveržė į Ukrainą iš šiaurės ir rytų. Juododžioje jūroje nedidelė Rusijos laivų eskadra plaukia link strategiškai svarbios Žemynio salos, dar žinomos kaip Gyvačių sala. 0-700. Rusijos raketinis kreiseris Moskva ir patrulinis laivas Vasilijus Baikovas vadovauja desantiniam būriui, kurio taikinys Gyvačių sala. Sala strategiškai svarbi, norint kontroliuoti šiaurės vakarų Juodosios jūros dalis ir prieimą prie Odesos, svarbaus Ukrainos prekybos uosto, leidžiančio jai pasiekti pasaulinės rinkas. Salos teritorijoje 13 Ukrainos pasieniečių būriui Rusijos pajėgos įsako pasiduoti. Garsiai nuskambėjęs radio atsakymas pasklinda po visą šalį ir pasaulį. Rusijos karo laive eik št. Rusijos laivai pradeda salos bombardavimą, o nedidelės Rusijos jūrų pėstininkų pajėgos pradeda šturmą. Keletas Ukrainos karių, įskaitant tuos, kurie pasiuntė garsų į radio pasipriešinimo pranešimą, išgyvena šturmą ir yra paimami į nelaisvę. Vėliau jie bus paleisti kaip dalis belaisvių apsikeitimo, o jų nepaklusnumo žinutė nuskambės visame pasaulyje per pro-ukrainietiškas demonstracijas. Taip pat apie 7 ryto. Iš Belgorodo prasideda masinis Rusijos puolimas, judantis Charkivo link. Pagrindinis puolimo smūgis nukreiptas į Charkivą, antrinis puolimas į Vovčanską, o planuose tęsti puolimą link Tuchivo. 0-9:30. Rusijos aviacijos smūgiai taikosi į Ukrainos aerodromus, todėl Ukrainos oro pajėgoms sunku pakilti ir apsiginti nuo Rusijos įsiveržimų. Daugiau oro ir raketų smūgių nutaikyta į Ukrainos vadą vietas, siekiant paralyžiuoti Ukrainos kariuomenę. Rusija atkartoja ją strategiją per abi invazijas į Iraką, tačiau dėl koordinacijos, pajėgumų ir apmokymų stokos Rusijos strategija yra iš dalies neveiksminga. Ukrainos oro pajėgos išgyvens šią dieną ir susitelks, kad atstumtų Rusijos atakos lėktuvus nuo Ukrainos širdies. Rusijos oro ir kosmoso pajėgos susiduria su netikėtai stipriu pasipriešinimu. Raketų kampanija prieš Ukrainos sausumos gynybą buvo beveik neveiksminga, nes jos pajėgos pasitraukė iš ankstesnių dienos pozicijų. Dėl galimybių įvertinti padarytą žalą po smūgio, stokos Rusijai gali prireikti kelių dienų, savaitės ar net ilgiau, kad patvirtintų, ar smūgis buvo sėkmingas ar ne. Tuo metu taikinys jau būna arba stipriai ginamas, arba jo paskutinėje vietoje jau nebelieka. Palyginimui, JAV oro pajėgos vidutiniškai sugeba tai padaryti per 15-30 minučių. Kai kurie Rusijos VVKO atstovai abejoja savo galimybėmis vykdyti JAV stiliaus oro kampaniją. Vieši pranešimai skiriasi, tačiau per pirmąsias karo valandas Ukrainos gynėjai galėjo numušti net 4 puolamuosius orlaivius. Be to, Rusijos elektroninė kova iš tikrųjų buvo per daug efektyvus. Skubėdami slopinti Ukrainos signalus, jie nesugebėjo suderinti savo dažnių. Nesant šios koordinacijos, Rusijos trukdymo padaliniai netyčia užtemdė savo pačių radio ryšį ir radarus, iš esmės sabotuodami pranašumą, kurio patys siekė. 9:30. Rusijos oro desanto pajėgų grupė, nukreipta į Hostomelio oro uostą, pakyla iš VD Bolšojbokovo oro uosto Baltarusijoje. Atakoje dalyvauja 31-osios gvardijos oro desanto brigados parašiutininkai, 45-osios gvardijos specialiosios paskirties brigada ir, kaip teigiama, 11-osios gvardijos oro desanto brigados daliniai. Mi-8 sraigtasparniai gabena nuo 200 iki 300 karių, o apsaugą užtikrina KA-52 ir Mi-24 koviniai sraigtasparniai. 10:30. Hostomelio oro desantininkai susiduria su puolimu iš lengvųjų ginklų ir amerikietiškų Stinger raketų. Daugelis pataikomi, kai kurie taip stipriai apgadinti, kad priversti apsisukti arba nusileisti. Nežinomas skaičius numušta. 10:45. 5 Ukrainos 40-osios taktinės aviacijos brigados MiG-29 perima Hostomelio oro desantininkų pajėgas. Rusijos naikintuvai dengia sraigtasparnius iš viršaus, tačiau jiems sunku pastebėti ukrainiečius, nes šie skrenda žemai ir dėl to radaras fiksuoja daug trukdžių nuo žemės. Ukrainiečiams pavyko sunaikinti 2 sraigtasparnius ir apšaudyti smogiamuosius naikintuvus, kurie turėjo remti desantą, priversdami juos atsitraukti. Nė vienas ukrainietis nebuvo numuštas jiems bėgant.
11:00. Pagrindinės oro desanto pajėgos sėkmingai persikelia į Hostomelio oro uostą, esantį šiaurės vakaruose nuo Kijevo. Miesto oro gynyba yra smarkiai susilpninta dėl elektroninės kovos ir raketų smūgių, todėl ji priversta persikelti. Tačiau dalis puolimo pajėgų tikėtų antžeminių atakos naikintuvų bombonešių buvo priversti atsitraukti dėl Ukrainos naikintuvų atakos. Sraigtasparnių puolimas artėja, nepastebėtas dėl tankių ir žemų debesų, o vienintelis įspėjimas gynėjams yra rotorių ašmenų garsas. Prieš išsilaipinimą KA-52 ir Mi-24 sraigtasparniai paleidžia raketų atakas į Ukrainos gynybinės pozicijas. Po kelių mėnesių paaiškės, kad vienas Ukrainos oro uosto darbuotojas perdavė Rusijos žvalgybai tikslias Ukrainos gynėjų pozicijas. Nepaisant to, raketų ataka gynėjams nepadaro didelės žalos. Charkove rusai bando žaibiškai įsiveržti į miestą. Rusų lengvoji šarvuotojų technika ir žvalgybos pajėgos įsiskverbia į Charkivo pakraščius, tačiau patenka į Ukrainos reguliariųjų pajėgų ir teritorinės gynybos pajėgų pasalą. Gynėjai pradeda atakas, siekdami suskaldyti priešo kolonas ir taip neleisti rusams sutelkti savo pajėgų bei ugnies galios. Kontrpuolimai yra itin sėkmingi ir Rusijos planas užimti Charkivą pirmąją dieną žlunga. Tai turės milžiniškų strateginių pasekmių rytų frontui, drastiškai padidins Rusijos patiriamų nuostolių skaičių, kai ji bandys pajungti rytus. 1110. Sraigtasparnių desantininkų pajėgos nukreiptos į Hostomelį pradeda leistis. Iš pradžių jie susidūrė su pavieniais Ukrainos gynėjų šūviais. Tai daugiausia šauktiniai, kurie yra prastai aprūpinti ir neturi ankstesnės kovinės patirties. Palyginimui, Rusijos puolimą vykdo kelios iš nedaugelio Rusijos kariuomenės dalinių, kurie gauna reguliarų ir išsamų apmokymą. Pradinis išsilaipinimas sulaukia nedidelio pasipriešinimo, tačiau netrukus jie susiduria su vis stipresniu pasipriešinimu. Padėtį apsunkina tai, kad jie išsilaipino oro uosto komplekso laukuose ir pakilimo takuose, todėl tapo itin pažeidžiami gynybiniai ugniai. Dar blogiau, kad antžeminio puolimo dalis, kurios desantininkai tikėjosi, tik iš dalies buvo veiksminga slopinant oro uosto gynybą. Gynėjai susitelkia, o pasipriešinimas gerokai sustiprėja, dėl to puolantiems desantininkams tenka dideli nuostoliai. 12:00 val. Papildomi Rusijos desantininkai sėkmingai nusileido, todėl jie galėjo išsisklaidyti platesnėme oro uosto plote. Ukrainos gynėjams ima trūkti amunicijos ir jie priversti trauktis, kai paskutinė gynėjų grupė yra paimama į nelaisvę. Šiaurinėme oro uosto sektoriuje puolimas pavyksta. 18 Iljušino IL-76 transporto lėktuvų eskadrilė gauna leidimą tęsti maršrutą į dabar jau užimtą oro uostą. Dideli krovininiai lėktuvai gabena šimtus karių ir sunkiąją techniką, įskaitant tankus. Rusijos planas – sukurti oro tiltą į Ukrainos gilumą ir iš oro uosto pradėti puolimą siekiant užimti Kijevą. Po to susijungti su iš Baltarusijos pietų link judančiomis puolamosiomis pajėgomis. Tai strategiškai ambicingas planas ir jei jis pavyks, karas baigsis per 72 valandas 12:30. Rytuose Rusijos pajėgos ir jų Donbaso marionetiniai daliniai veržiasi į vakarus iš Donecko ir Luhansko. Jų tikslas – pralaužti Ukrainos apkasus ir užsitikrinti kelią į šalies gilumą. Tačiau čia jie susiduria su labiausiai patyrusiais Ukrainos gynėjais, kurie nuolat kovoja nuo 2014 metų invazijos. Ukrainos gynybinės apkasų linijos atlaiko daugybę puolimų, pasirodo esą gerokai sunkiau pralaužiamos, nei pernelyg pasitikintys Rusijos kariniai planuotojai buvo numatę. Iki šiol Ukrainos pajėgos daugiausia kovojo su nereguliariais Donbaso separatistais ir nedidelėmis Rusijos specialiųjų pajėgų grupėmis. Buvo tikėtasi, kad visa Rusijos karo mašinos galia galės sutraiškyti šiuos gynėjus po 1000 šarvuotų transporto priemonių vikšrais. Tačiau į ateitį žvelgiantys Ukrainos planuotojai pasirūpino, kad jų gynyba būtų pakankama atremti masinę šarvuotą ataką. Ir su vakarų prieštankinių ginklų pagalba jie padarė katastrofiškų nuostolių Rusijos technikai. 13:00 val. Civiliai pradeda evakuaciją iš šiaurės ir rytų Ukrainos, bėgdami nuo artėjančių Rusijos kariuomenių. Tai apsunkina logistiką Ukrainos kariuomeniai, kuri turi judėti keliais užkimštais bėgančiais civiliais. 15:00 Rusijos pajėgos susiduria su Ukrainos gynėjais Černobilio uždarojoje zonoje. 16:00 Rusijos kariai Hostomelio oro uoste patiria protarpinius Ukrainos kariuomenės ir ginkluotų civilių išpuolius. Trečiasis specialiosios paskirties pulkas skubiai siunčiamas į šiaurės Kijevą, ruošiantis kontrpuolimui. Prie jų prisijungia 72 mechanizuotoji brigada, kuri pradeda puolimą siekdama išvalyti rusus prieš nusileidžiant krovininiam orlaiviui.
Likusioms kelioms valandoms iki reikšmingų Rusijos pajėgų nusileidimo generolas Valerijus Zalužnas įsako Ukrainos artilerijai apšaudyti oro uostus. Apšaudimas suteikia Rusijos desantininkams atokvėpį nuo negailestingo artilerijos ugnies, tačiau dabar kyla grėsmė sužlugdyti visą operaciją. Ukrainos artilerijai išmušant kraterius, kilimo ir tūpimo takai, kuriuose Rusijos orlaiviai turės nusileisti, tampa nenaudojami. Puolamieji orlaiviai turėjo suteikti slopinamąją ugnį ir surasti bei sunaikinti Ukrainos artileriją. Tačiau Ukrainos naikintuvai išgyveno pradinį Rusijos netikėtą puolimą ir sėkmingai trukdo arba perima Rusijos orlaivius. Du dalykai tampa vis aiškesni. Rusijos oro tiltas tampa vis labiau neįmanomas. Dėl blogėjančios pakilimo takų būklės ir nepakankamos paramos, orlaiviai buvo paskirti teikti oro paramą ant žemės veikiantiems desantininkams. Abi išvados yra teisingos, tačiau problemos esmė yra Rusijos oro ir kosmoso pajėgų galimybių trūkumas. Kaip vėliau parodys karas, Rusijos orlaiviai yra prastai pritaikyti atakoms prieš antžeminius taikinius, tik keli iš jų tinkamai tam aprūpinti. Be to, Rusijos pilotai yra nepakankamai apmokyti, o Rusijos kariuomenė apskritai nėra pajėgi vykdyti jungtinių ginklų operacijų, susidūrus su ryžtingu pasipriešinimu. 1730. Rusijos pajėgos užima Černobylio atskirties zoną. Jiems įsakyta kasti apkasus radioaktyvioje žemėje, o daugelis vėliau dėl Rusijos slaptumo buvo evakuoti į Baltarusiją dėl radiacijos sukeltų ligų. Nežinoma, kiek karių buvo paveikta pavojingų radiacijos lygių, tačiau dauguma šių pozicijų vėliau buvo apleistos. 1730. Rusija įveda jūrų eismo embargą palei Ukrainos krantus. 1800 Rusijos konvojus, judantis iš Baltarusijos į pietus link Kyjivo, susiduria su protarpiniu, bet veiksmingu pasipriešinimu. Ukrainos kariai išnaudoja reljefą, kad surengtų pasalas Rusijos transporto priemonėms, sukeldami spūstis, kurios lėtina konvojaus judėjimą. Rusijos nuostoliai pradeda augti, kai konvojui daromas vis didesnis spaudimas judėti link Kyjivo. Nepaisant sunkumų, nedidelis šarvuotų transporto priemonių būrys sugeba atsiskirti ir skuba į pagalbą Rusijos desantininkams Hostomelio oro uoste, tačiau pastiprinimas atvyks tik po kelių valandų. 1900. Ukrainos pajėgų puolami Rusijos desantininkai patyrė didelių nuostolių. Rusai dabar susiduria su dviem rimtomis problemomis. Pirmoji – lauktos oro paramos neatskrenda tiek, kad sustabdytų Ukrainos kontrataką. Taip nutiko dėl Rusijos žvalgybos nesėkmės prieš karą. Jie nesugebėjo išsamei nustatyti tikrosios Ukrainos gynybos stiprybės Kyjivo regione. Todėl jie manė, kad pasipriešinimas bus silpnas ir nepaskyrė pakankamai karių bei oro paramos šiai užduočiai. Antra problema, su kuria susiduria rusai, yra ta, kad dėl netikėtai stipraus pasipriešinimo daug pagalbinės įrangos buvo palikta atviroje vietoje. Amunicija, maistas, sunkieji ginklai ir kita įranga sistemingai naikinama Ukrainos artilerijos, kurią turėjo nutildyti oro smūgiai. 0200 valandų Ukrainos kontratakos sėkmingai išvaro Rusijos desantininkus iš Hostomelio oro uosto. 22:00 ES ir Jungtinės valstijos paskelbė pirmąjį sankcijų Rusijai paketą dėl jos invazijos į Ukrainą. Sankcijos yra netikėtai griežtos. Rusija tikėjosi panašaus vakarų abejingumo, koks buvo parodytas per 2014 metų Krymo invaziją. Dar blogiau, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas tikėjosi greitos pergalės, kad išvengtų rimto sankcijų režimo. Po nesėkmės Hostomelio oro uoste tai tampa vis mažiau tikėtina. 2300. Rusija sustabdo visą komercinę laivybą Azovo jūroje. Nesulaukdama jokio Ukrainos karinio jūrų laivyno pasipriešinimo, Rusijos karinis jūrų laivynas yra vienintelė Rusijos kariuomenės šaka pasiekusi prieš karinius lūkesčius. Pirmosios karo dienos pabaigoje Rusija pradėjo karą visose frontuose. Raketų bombardavimai, elektroninis trukdymas, jūrų spaudimas, sausumos puolimai ir net diversijos. Tačiau jiems nepavyko pasiekti pagrindinio pirmosios dienos tikslo – užimti tinkamą naudoti Kyjivo apylinkių oro bazę. Jie taip pat nenuvertė Ukrainos vyriausybės ir nesukėlė vidaus žlugimo. Prasidėjus kitai dienai, Rusija žino, kad jiems reikia užimti oro uostą pakankamai ilgam, kad galėtų atskraidinti sunkias pastiprinimo pajėgas ir pastumėti Kyjivo kolonas į priekį. Prieš logistikai ir pasaloms sustabdant juos vietoje, Ukraina turi toliau neleisti naudotis tais oro uostais, išlaikyti karius pavojingus pasalomis ir susprogdintais tiltais, bei išlaikyti vadovavimą ir kontrolę pakankamai ilgai, kad mobilizacija ir išorinė parama pradėtų stiprėti. Dar vienas žodis prieš pradedant antrąją invazijos dieną. Tai yra mūsų naujas kanalas, kuriame gilinsimės į tai, kas iš tikrųjų vyko mūšio lauke įvairiuose konfliktuose, ne tik Rusijos ir Ukrainos kare.
Jei jums patinka šis vaizdo įrašas, paspauskite patinka, prenumeruokite ir palikite komentarą. Kokius mūšio laukus norėtumėte, kad aptartume kitą kartą? Nuo vidurnakčio iki 6 ryto. Kolonos iš Baltarusijos per naktį toliau artėja prie Kijevo, tačiau juda gerokai lėčiau nei tikėtasi. Logistinės problemos pradeda ryškėti, nes tampa aišku, kad didelė dalis benzino skirto atakai prieš Kijevą buvo išsiurbta ir parduota Rusijos karių Baltarusijos civiliams. Mainais už alkoholį, cigaretės ir maistą dienomis prieš invaziją taip pat akivaizdi bendra pasirengimo problema. Rusijos padalinių vadai yra taktiškai nepasiruošę kovinėms operacijoms, nes negavo įspėjimo ar pasirengimo atakai iki tol, kol ji jau buvo prasidėjusi. Kritinis puskarininkių trūkumas Rusijos kariuomenėje ne tik dar labiau apsunkina vadovavimo ir kontrolės problemas. Be profesionalių puskarininkių, tarp Rusijos karininkų ir jaunesniųjų eilinių karių egzistuoja didžiulė praraja. Pastarieji dažnai paliekami patys savo arba vykdo įsakymus, kurių iki galo nesupranta. Galutinis rezultatas – puolimas Kijevo link sulėštėjo iki vėžlio žingsnio, nes Rusijos kariuomenė susiduria su sunkumais. Dėl prastai veikiančios logistikos, prastos drausmės, planavimo ir pasirengimo. Ukrainos specialiosios pajėgos rengia skaudžius reidus prieš Rusijos kolonas, sėdamos baimę ir sumaištį tarp puolimo dalyvių. Tikėjosi būti sutikti kaip išvaduotojai, tačiau rusai vietoje to susiduria su gausiu partizanų būriu, kurie taip pat prisideda prie trikdančių išpuolių. Prieš invaziją Ukrainos vyriausybė išdalino didžiulį kiekį šaunamųjų ginklų vietos gyventojams visoje šalyje. Rytuose Rusijos artilerija smarkiai apšaudo Charkivą, be atrankos taikydamasi tiek į karinę, tiek į civilinę infrastruktūrą. Bandydami palaužti gynėjus, rusai vėl pradeda šarvuotas atakas prieš miestą tvirtovę, nuo ankstaus ryto iki popietės. Hostomelyje Rusijos desantininkai susijungė su iš Baltarusijos judančiomis sausumos pajėgomis ir pradėjo puolimą prieš oro uostą. Tačiau Rusijos šarvuotosios transporto priemonės patenka po Ukrainos pajėgų atakomis, dėl kurių sunaikinamos kelios šarvuotosios ir pėstininkų kovos mašinų kolonos. Tie, kurie išgyvena pasalas, prisijungia prie antrosios oro desanto pajėgų ir sėkmingai įsiveržia į Hostomelio oro uostą, priversdami Ukrainos pajėgas dar kartą atsitraukti. Rusai naujam puolimui skiria net iki 200 sraigtasparnių, tačiau vėl susiduria su ribotu efektyvumu dėl prastos žvalgybos, tankaus miesto reljefo ir Ukrainos oro gynybos. Rusijos naikintuvai pradeda ataką prieš Kijevą, daugiausia smogdami civiliniai infrastruktūrai ir padarydami mažai žalos miesto gynybai. Ukrainos Su-27 yra numuštas, bandant atremti užpuolikus. Ukrainos naikintuvai daugiausia aprūpinti radarais ir raketomis, kurios yra visa karta atsilikusios nuo rusiškų analogų, todėl jie turi didelį nepalankumą oro mūšiuose. Ant žemės rusų diversantai apsirengę ukrainietiškomis uniformomis įžengia į Oboloną, šiaurinį Kijevo rajoną. Jų tikslas – užimti pastatą, kuriame įsikūręs Ukrainos parlamentas. Tačiau juos greitai aptinka ir sunaikina Ukrainos kariai. Ukrainos savigynos būriai yra organizuotos visame Kijevo regione ir aktyviai dalyvauja ginantis nuo Rusijos atakų. Civiliai savanoriai pagamina tūkstančius Molotovo kokteilių, ruošdamiesi galimam rusų prasiveržimui pro miesto gynybą. Pasak Ukrainos žvalgybos, Rusijos FSB simpatikai, kurie prieštaravo invazijai, nutekino informaciją apie specialų Kadyrovo būrį, judantį į Hostomelio pakraščius. Teigdami, kad yra Čečėnijos vado Ramzano Kadyrovo elitiniai kariai, vilkstinė sudaro apie 1500 kovotojų ir sunkioji technika. Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio nužudymas Charkive. Rusijos lengvoji pėstininkija ir kai kurios pagalbinės transporto priemonės sėkmingai įsiskverbė į miesto pakraščius. Kariai sutrinka, kai juos pasitinka įsiutusių civilių minios. Jiems buvo sakyta, kad jie bus sutikti su gėlėmis kaip išvaduotojai. Civilių protestai sugebėjo žymiai sulėtinti Rusijos kolonų judėjimą, taip suteikdami Ukrainos gynėjams laiko persigrupuoti ir pradėti kontrpuolimus miesto pakraščiuose. Jiems pavyko sustabdyti įsiveržimą į Charkivą vakare. Rusijos pajėgos vėl užėmė Hostomilio oro uostą ir dabar kontroliuoja saugumo patikros postus visame šiaurinėme Hostomilyje. Tačiau pakilimo takai laikomi per daug apgadintais dėl Ukrainos artilerijos ir saperių veiksmų, kad būtų galima saugiai priimti krovininius orlaivius. Rusijos oro puolimas nepasiekė nė vieno savo tikslo. Donbaso kryptimi Rusijos kariai po truputį žengia į priekį Avdijivkos, Horlivkos ir Popaznos kryptimis. Pasipriešinimas yra stipresnis nei tikėtasi ir geriau organizuotas nei buvo planuota. Rusijos kariniai planuotojai tikėjosi iki šiol būti įsiveržę daugiau nei 100 km į Ukrainą ir tinkamai nepasiruošė ilgalaikiai sekinančiai kampanijai.
Nepaisant šių nesėkmių, Rusijos pajėgos pietuose pradeda jungtis su tomis, kurios yra pietryčiuose. Pradeda formuotis didelė puolimo operacija prieš strategiškai svarbų Mariupolio miestą. Ukrainos vyriausybė viešai pripažįsta riziką, kad Mariupolis gali būti atkirstas dėl besiveržiančios Rusijos atakos. Sutėmus vis aiškiau matyti, kad Ukrainos išdavikai rytuose ėmėsi priemonių padėti Rusijos puolimui. Perduodami žvalgybinę informaciją apie Ukrainos kariuomenės judėjimą ir įtvirtinimų stiprumą, išdavikai yra motyvuoti arba ideologiškai, arba finansiškai. Civilinės partizanų grupės pradeda sistemingai medžioti šiuos išdavikus ir Rusijos infiltruotosius, nes visoje šalyje smarkiai išauga savavališko teisingumo apraiškos. Antrosios dienos pabaigoje Rusija vis dar kai kur juda į priekį, tačiau karas nesusiklostė taip, kaip jiems reikėjo. Veržimasis Kijevo link lėtėja dėl spūsčių ir tiekimo problemų. Ir net kai Rusija atgauna teritorijas aplink Kijevo apylinkių aerodromus, ji vis tiek negali patikimai jų paversti naudojamų oro tiltų, kuriuo būtų galima masiškai permesti karius ir techniką. Taigi, greitos pergalės galimybė senka artėjant kitai dienai. Rusija žino, kad ji turi išspręsti Kijevo problemą, arba padaryti oro uostą tinkamų naudoti, arba pasiekti lemiamą sausumos prasiveržimą aplink sostinę ir tuo pačiu stabilizuoti savo logistiką, kad kolonos nesustotų ir nebūtų sunaikintos po vieną. Tuo tarpu Ukraina turi užtikrinti, kad oro tiltas liktų neveiksnus, toliau smogti degalų atsargoms, sunkvežimiams ir įstrigusioms kolonoms, bei išlaikyti svarbiausius miestus pakankamai ilgai, kad atvyktų pastiprinimas ir tarptautinė parama sustiprintų gynybą. Trečioji diena. Iš Baltarusijos į pietus judančios Rusijos pajėgos pradeda klimti į pelkę. Keliuose susidaro spūstys dėl prasto Rusijos karių eismo reguliavimo, taip pat trūksta benzino ir maisto, nes kariai juos pardavinėja. Abu šie veiksniai, dar būnant Baltarusijoje, pradeda kenkti operacijų eigai. Ukraina vis dažniau naudoja didelius ginkluotus dronus Rusijos transporto priemonėms persekioti ir naikinti, o Rusijos oro gynybos sistemos vis dar laikomos transportavimo režimu. Dronų atakos tampa vis netikėtesnės. Tai naujas karo raidos etapas, kurio Rusijos kariuomenė nesugebėjo numatyti tokio masto. Norėdama atsilaikyti prieš didelių dronų grėsmę, Rusija tikėjosi pasikliauti tais pačiais įrankiais, kuriuos naudoja siekdama užkirsti kelią plataus masto Ukrainos oro atakoms, naikintuvų priedanga ir antžeminėmis oro gynybos sistemomis. Tačiau dronai skrenda žemai ir lėtai, todėl juos sunku aptikti oro radarais. O Rusijos naikintuvams Ukrainos oro erdvė tampa vis priešiškesnė dėl netrukdomos oro gynybos. Rusija neturi specialių priemonių priešų oro gynybai naikinti, panašių į JAV turimas. Ir vietoj to rėmėsi raketų atakomis bei specialiosiomis pajėgomis, kad neutralizuotų didžiulį Ukrainos šaltojo karo laikų oro gynybos arsenalą. JAV naudoja greitą paieškos ir sunaikinimo ciklą, kad fiziškai sunaikintų radarus ir paleidimo įrenginius per kelias minutes. O Rusijos doktrina yra mažiau agresyvi, dažnai apsiribojama laikinų slopinimų ar trukdymų signalams. Tačiau dėl didelio Ukrainos mobilumo ir prasto Rusijos planavimo, dauguma šių sistemų išgyveno pradinę ataką. Dabar jos vėl buvo sutelktos, uždarant vis didesnės Ukrainos oro erdvės dalis Rusijos orlaiviams. Tarp Rusijos aerokosminių pajėgų vis labiau nenorima skristi giliai į Ukrainos teritoriją. Dar labiau apsunkindami Kijevo puolimą, Ukrainos gynėjai sunaikino keletą svarbių tilko. Tikėtasi, kad šiuos tiltus greitai užims ir apsaugos specialiosios pajėgos. Tačiau Ukrainos specialiosios pajėgos daugeliu atveju tai apsunkino, o kai kada net padarė neįmanoma. Ukrainos specialiosios pajėgos nuolat rengia reidus prieš Rusijos vilkstines, naudodamos vakarų prieštankinės raketas labai veiksmingai, o po to vėl pasitraukia į kaimo vietoves. Trečiosios dienos ryte Rusija bando atkurti oro tiltą į Kyjivą, užpuldama Vasilkivo miestą ir netoliese esantį karinį aerodromą. Nepaisydami stiprios priešlėktuvinės ugnies, Rusijos desantininkai sugeba nusileisti gausiomis pajėgomis prie Vasilkivo ir pradeda žygiuoti link aerodromo. Prie rusų prisijungia ir užkonservuoti agentai, kurie buvo infiltruoti į miestą likus keliems mėnesiams iki karo. Tačiau jie tiesiai susiduria su laukiančia 40-ąja taktinė aviacijos brigada ir yra priversti trauktis. Antrasis bandymas įkurti oro tiltą į Kijevą žlunga ir Rusija galiausiai yra priversta visiškai atsisakyti šio plano. Dabar aišku, kad 3 dienų planas nuversti Kijevo režimą žlugo. Tai sukėlė didelį Rusijos gėdą visame pasaulyje, nes ji savo puolime aiškiai lygino savo galimybės su Jungtinių Amerikos valstijų galimybėmis. Rusijos pajėgos sėkmingai užpuola Kijevo hidroelektrinę, tačiau per šią operaciją patiria didelių nuostolių. Jie išlaikys elektrinę tik 24 valandas, kol kitą dieną bus išstumti. Ukrainos specialiosios pajėgos suranda ir taikosi į Kadyrovo būrį, kuriam pavesta nužudyti prezidentą Zelenskį.
Viena grupė yra sulaikyta ir sunaikinta Kijevo pakraštyje. Tuo tarpu bepiločiai orlaiviai pastebi dar 2 čečėnų karių grupės. Ukrainos nacionalinės gvardijos ir Alfa grupės specialiosios pajėgos užpuola abi čečėnų formuotės, padarydamos joms didelių nuostolių ir priversdamos atsitraukti. Rytuose Rusijos pajėgos pripažįsta, žaibiška ataka į Charkivą yra neįmanoma. Rusai keičia taktiką. Jie nebesiunčia lengvosios pėstininkijos ir žvalgybos pajėgų į savižudiškus šturmus, bandydami prasiskinti kelius į miestą. Vietoje to Rusija pradeda dislokuoti savo pajėgas, siekdama apsupti ir izoliuoti miestą, o tuo pačiu remiasi savo istorinę taktiką – apšaudyti civilius miesto viduje toliašaudžią artileriją. Nepaisant to, Ukraina išlieka tvirtai valdanti strategiškai svarbų miestą Donbaso regione. Rusijos puolimas tęsiasi, tačiau tikėtasis Ukrainos kariuomenės žlugimas neįvyksta. Už Mariupolio ribų Rusijos puolimas įgauna pagreitį. Dabar tampa aišku, kad užimti Kijevą darosi vis mažiau tikėtina, todėl dėmesys nukreipiamas į Mariupolio užėmimą. Mariupolis kaip svarbus pramoninis centras yra strategiškai ir politiškai svarbus, tačiau dar svarbiau Rusijos karo pastangoms yra galimybė išsaugoti orumą užimant šį miestą. Po 72 kovos valandų akivaizdu, kad visam pasauliui transliuota laukta 3 dienų pergalė netampa tikrove. Jei Rusija sugebės užimti Mariupolį, tai padės šaliai išsaugoti politinį orumą. Iki dienos pabaigos. Šiaurės rytų Rusijos puolimas yra už 19 mylių nuo Kijevo centro, tačiau dėl prasto planavimo ir nuolatinių Ukrainos atakų jo logistika ir kovinė galia vis prastėja. Rusijos planuotojai yra priversti pripažinti, kad Kijevas greičiausiai greitų metų nekris ir pradeda ruoštis tradiciškesnei sausumos kampanijai prieš miestą. Jie turi reikiamą techniką vietoje, bet ji beviltiškai įstrigusi vis didėjančioje spūstyje, kuri netrukus taps legendinė šiuolaikinio karo istorijoje. Ir tai yra tikras 3 dienos pabaigos vaizdas. Rusija pasiekė smūgio atstumą nuo Kijevo, bet Kijevo nekontroliuoja. Žaibiško karo matematika nebegalioja. Per daug kelio, per mažai kuro, per daug pasalų ir nėra patikimo oro tilto, kuris leistų atkurti tempą. Taigi karas iš sprinto virsta alinimu. Nuo šios vietos kiekvienas mylė link sostinės turi būti iškovota. Senuoju būdu, lėtais žygiais, sunkiaja artilerija ir apgulties logika. Tuo tarpu visos Ukrainos strategija tampa laikyti tas kolonas įstrigusias, kraujuojančias ir dezorganizuotas pakankamai ilgai, kad gynėjai ir juos remiantys iš išorės galėtų paversti laiką ginklu. Kur visa tai baigsis? Šio vaizdo įrašo kūrimo metu, praėjus 4 metams nuo karo pradžios, 2022 m. vasario 24 dieną, atsakymas vis dar nežinomas. Ačiū, kad žiūrėjote. Ir primename, kad tai yra mūsų naujas kanalas, kuriame gilinamės į tai, kas iš tikrųjų vyko mūšio lauke, Rusijos ir Ukrainos kare bei už jo ribų. Jei jums patinka šis turinys, paspauskite patinka, prenumeruokite ir palikite komentarą. Parašykite, kokį kitą konfliktą, mūšį ar kampaniją norėtumėte, kad aptartume. Susitiksime mūšio lauke.